Sveiki visi, esu Vėjas, pirmasis mano YouTube video ir apskritai kanalą ką tik susikūriau šviežiai. Tai apie ką šis kanalas trumpai apie investavimą, apie tradingą. Pats treidinu jau realiai 2 metus, neaktyviai taip, prieš tai ir su akcijom, bet labai negiliai buvau susidomėjęs į tą visą reikalą. Tai treidinu, ne treidinu, prekiavau ant eToro prieš gerus 2 metus. Tada pradėjau kripto tiktai spot investuoti prieš metus gerus. Ir tada pradėjau domėtis futures, perpetuals, YouTube'as, kitos socialinės medijos. Ir paskutinius pusę metų tai jau, sakyčiau, tikrai stipriai domiuosi ir pats investuoju į rinką. Tai noriu pasidalinti savo vienu iš treidų, kurį padariau nesenai. Swing treidą prie gegužės 11 dieną atidariau, laikau iki dabar. Tai gal bendrai iš pradžio apie rinką, tai žinom, kad labai bendram kontekste rinka yra visiškai apačia. Čia turėjom all time high, ne tiksliai pradžioj oktober, tai spalio, ir nuo to laiko realiai visiškas downtrendas. Ir čia matom vieną bear flagą ir kitą bear flagą, ir čia būtent ta logika, kuria aš vadovavausi, kad šitas mano setupas paeis, ir kaip matom dabar jisai puikiai suveikia. Tai gal pradėkime nuo to šito didelio dumpo, kuris buvo vasarį. Tai visų pirma matėm akumuliaciją čia, ir po to matėme range'ą visų pirma. Čia galima FIBA nubrėžti, range'as buvo suformavęs, ir po to matėm biškį išėjimą kaip ir 3%, ir po to nuo to išėjimo visiškas dumpas į apačią prasidėjo, kaip matom čia. Ir pats į treidą irgi čia buvo įlindęs, bet tokį mini skalpą, ne swingą kaip dabar. Ir realiai dabar identiškas scenarius, kaip matom, range'as, range apačia, range low, range high kažkur čia. Na taip, dabar range high šiuo momentu čia yra, bet kai dar nebuvo kaina čia atėjusi, tai tada range high buvo kažkur čia. Tai va, ir turbūt jau patys galbūt pastebit, gal ne, bet čia mes turim deviationą nuo high apie 4%. Padarytą naują high, ir čia mes turime vos ne 1:1 apie 3 su beveik 4%. Tai šitas man labai padėjo dalykas į treidą, bet kaip matot, ir čia daug pritreidinau, priskalpinau su VWAP, Volume Weighted Average Price indikatorium, bet mano pagrindinis skalpai mano dar silpnoji vieta, aš labiau ant swingų bandau pasigauti gerai treidus. Tai va, o kaip aš patį treidą įlindau, tai galima per trading view pažiūrėti, tuoj sekundę sudarysiu gal žemesnį time frame'ą, gegužės 11, va, aš kažkur čia daugmaž ėjau į treidą. Tai naudojausi Open Interest. Open Interest tai yra indikatorius, kuris parodo, kiek realiai tam momente yra atvirų long ir short pozicijų skaičiais. Arba galima ir doleriais, ir valiutos kiekiais žiūrėti, bet aš žiūriu šito doleriais. Tai va, čia matome treidą jau, ir kaip aš ėjau, tai visiškai pagal Open Interest Divergence netitikimus rinkoje. Tai tuoj parašysiu čia. Tai čia matot, šito reikėjo error. Kaina, Open Interest kaina ką daro? Jinai daro lower low, taip. Deviationas procentualiai kalbant 12-13, o lyginant su price action'u Bitcoin'o
Paimam vėl šitą high, ne? Su open interest suvedam price actioną ir žiūrim. Hop. Matote? Čia deviationas nuo vieno high iki kito high. Koksai tik tai, skirtumas, ta prasme, kainos. Mažiau negu 0,5%, grubiai. Jeigu labai tiksliai, sekundę, tai 0,3, čia deviationas, open interest deviationas 13%. Tai taip mes vadinam divergence ir kai yra toks divergence, tai galima sakyti neatitikimas rinkoje ir shortas visiškai turėtų būti geras. Plus dar viena konfirmacija buvo ta, kur sakiau prieš tai, kad bear flagas identiškas ir kaip dabar matot visiškai gražiai mums viskas susižaidžia ir dar buvo, mes buvome range viršuje, šito Fibonacci sequence range viršuje ir tai mums dar leido labiau pasitikėti savimi, nes tai buvo dar viena konfirmacija įeiti į shortą, nes mes norime nuo 25 viršutinės procentilės šitos shortinti idealiai, o longinti nuo apatinės 25 procentilės, o ties 50 procentilė ir šito equilibrium tai visiškai nenorim nieko, nebent skalpinam su VWAP, su volume weighted average price, bet apie tai aš neišsiplėsiu, nes dabar ne apie tai. Šis video tai. Ir kas toliau. Toliau, kaip matom, nuo mano entry, nuo gegužės 11, kaina visiškai absoliučiai į apačią. Jokių prošvaisčių. Į apačią ir šiandien visiškai dampino. Koks tikslas, galbūt jūs galėtumėt paklausti, tikslas, jeigu žiūrint į tą scenarijų, kuris buvo vasarį, tai tikslas nuo šito low, kaina padarė 25% low, tai mes realiai, jeigu 1:1 tokį modelį vėl turėtume, tada tikslas kem 5050 realistinis, bet man ir sočiai užtektų šitą low išimti ir aš manau, aš tikrai žiūrėčiau uždaryti poziciją, aišku, priklausytų ir nuo open interest, nes dabar žiūrint, kainą matom kaip krenta, bet open interest jisai nekrenta taip, tai ką tai reiškia, netgi šiek tiek kyla, kaip matote dabar, biški žalių žvakių yra, bet ką tai reiškia, kad shortai biltinas, kad open interest didėja, shortų kiekis didėja, tai yra labai labai gera konfirmacija, kad mes galime eiti dar giliau. O jeigu žiūrint iš vis, tai čia likvidumo irgi, žiūrint iš vis plačiai, ta prasme globaliai, tai čia likvidumo irgi yra tikrai daug prisikaupę ties, kur sakiau, 50, kem 5. Čia netgi vienas FVG yra, sakyčiau. Tai dar viena konfirmacija, kodėl mes galime būtent pasiekti šitą zoną. Ar tai buvo jau laikotarpis savaitės, 2 savaitės galbūt. Tai va, tokia mano logika ir dabar visiškai, sakau, dampinomės, bet viskas kaip ir logiška, ne kaip ir, o visi argumentai už, kaip sakoma. O ką dar daugiau pasakyti, nežinau, daugiau žiūrėsim, kaip bus, žiūrėsim open interest ir bandysim toliau tradinti ir kitą video turbūt padarysiu tada, kai jau kaina gan gerai nudampins. Tai jeigu patiko šitas video, pirmas blynas, kaip sakoma, manau visai gerai ir jeigu turit kažkokių rekomendacijų man, galbūt klausimų, tai būtinai užduokite komentaruose, užmeskit laiką ir iki greito. Iki.